Taigi, 2010 metai, rugpjūtis, 28 diena ir aš stoviu prie Tauragės bažnyčios. Rytoj turi įvykti pirmasis mano pedagogų posėdis, o rugsėjo 1 aš tapsiu Tauragės rajono Tarailių pagrindinės mokyklos matematikos mokytoju. Stoviu prie tos Tauragės bažnyčios, žiūriu į aplinkui esančius kaimus, Taurai, Butkeliai, Tarailiai, tose, kuriuose dirbsiu. Stoviu ir galvoju. Na ir pasisekė Tauragiai, kad mane sulaukė tokio jaunuolio. Ką tik Jungtiniai karalystėje baigė mokslus gerais pažymiais. Metus Malaizijai gyveno licėjuje, aukščiausiai balais baigė. Ajajai. Tikrai galvojau, kad, šakės, Tauragiai pasisekė. Kad su vaikais bus paprasta susitarti, tai iš vis nebejojau, nes galvojau, pasakysiu jiems, žiūrėkit, aš ant jūsų nerėksiu, jeigu darysit tai, ką prašau jūsų daryti. Ir man atrodė tai geras sandėris, maniau, kad ir jiems tai atrodys geras sandėris ir galvojau, kad tai veiks. Bet su vaikais pabaigi iki 1-2 maždaug, ką dar veikti? Tauragiai, vis tiek vienas gyveni, tai ką dar veikti ten Tauragiai. Ir kažkaip galvojau, kad įkursiu Tauragiai gitaros studiją, nes moku groti gitarą, galvoju, mokinsiu tauragiškius groti gitarą ir po kelių metų skambės gitaro garsai Tauragiai. Tai gitara iki 7 maždaug, ką veikti jau pačiam vakare, tai galvoju, eisiu į chorą. Eisiu dar į chorą, Tauragės chorui pridėsiu gražų vyrišką balsą. Ir taip savo čia kuriu vizijas, kaip aš čia gerinsiu Tauragę ir kaip tik tuo metu maždaug paspyriau šiukšlę, ten buteliukas mėtėsi ir galvojau, eina savo savaitgaliais, kai aš turėsiu laisvus savaitgalius, nes vis tiek vienas gyvensiu, tai galėsiu eiti su telefonu ir sakyti, sveiki Tauragiškiai, čia ir vėl Vytautas, šiandien siūlau jums naują madą. Meskim šiukšlės į šiukšlių dėžę. Ir tą dieną, tą rugpjūčio 28, kai aš stovėjau prie tos Tauragės bažnyčios, man atrodė, kad per 2 metus Tauragėj aš išspręsiu šiukšlinimo problemą ir matematikos mokymasis taps Tauragės hobiu. Man atrodė, kad aš taip pavarysiu, atvažiuos mokytojai, mokysis iš manęs ir bus ten žiauriai gerai. Tai aš tapau Tauragės gelbėtojas, bent jau savo mintise. Ir ne vienas aš toksai. Y karta, tai yra tie žmonės, daugelis iš jūsų esate, manau, Y kartos. Mes nenorime kažkokių atvažiuoti į Tauragę šiaip savo pabūti, šiaip savo padirbti mokytojūkščių. Mes norim iš esmės spręsti reikalus, iš esmės keisti, daryti pokyčius didelius. Ir tyrimas parodė, kad Y kartos žmonės, tai jauni žmonės, 3/4 iš jų siekia, kad jeigu imasi kažko, tai bando ne šiaip savo atlikti, o bando padaryti kažką maksimaliai gerai. Jeigu 69-68%, tai yra 7 iš 10, teigia, kad turi gerų savybių ir pasitikė savimi. O 3 iš 5 arba 60% teigia, kad nuolatos turi kažkokį tai tikslą, kurio siekia. Taigi žmonės nebando padaryti kažko šiaip savo, jie bando padaryti dalykus iš esmės, iš pamatų, viskas tvarkyti kaip turi būti, ką aš stengiuosi padaryti Tauragiai. Jeigu dar šnekam apie žmonės su aukštuoju išsilavinimu, tai 86% arba 17 iš 20, jeigu čia mūsų kokių 20 panašiai ir yra, tai 17 iš mūsų maksimaliai gerai siekia padaryti dalykus. Ir kodėl taip yra? Kodėl Y karta nori tą daryti? Tai nuo pat vaikystės, kai mes augom, kai mes brendom ir dabar visos medijos transliuoja žinutę, kuri mus labai veikia. Tai yra žinutė apie sėkmingus žmonės, apie sėkmingus pavyzdžius. Ypač tuos, kurių vaikystė galbūt nebuvo labai sėkminga, bet jie turėjo kažkokią tai svajonę, jie turėjo labai gerą tikslą, jie buvo užsimotyvavę, daug dirbo ir pasiekė kažką. Tai turbūt mūsų žinomiausi pavyzdžiai yra ten Steve'as Jobsas, kurį
paliko tėvai ir saugo tikrai ne pačiuose geriausios sąlygose, bet jis turėjo kažkokią viziją, matė, kad wow, aš padarysiu ir padarė. Artūras Zuokas pasiekė aukštų rezultatų. Ir aš, kai ruošiausi šitai kalbai, truputį ieškojau Google'ai, ar yra, pavyzdžiui, tokių krepšininkų. Yra. Ar yra tokių šokėjų? Yra. Ar yra tokių piešėjų? Yra. Žodžiu, kur belendi kokia tavo interesų sritis, atsiranda tų istorijų, kurios tave įkvėpia, kuriomis tu patikė, kad, jeigu pavyko jam, nors jam nebuvo sėkminga pati pradžia, pavyks ir man. Ir aš pasieksiu tų aukštų, gerų, stiprių rezultatų, ką aš bandžiau nuveikti Tauragėj. Daliaus nėra iš Tauragės, tai jis nepasakys, kad ten šiukšlių nesibaigia, tai sakykim, kad problemos išspręstos. Kita istorija, kurią noriu papasakot, tai yra, kai man buvo 10 metų, tai čia iš 2010 mes nusikeliam į 1998-uosius, ir tėtis man liepė parašyti rašinėlį, koks aš būsiu, kai man sueis 30 metų. Ir aš sėdau, rašiau tą rašinėlį, prašiau, turėsiu žmoną, turėsiu 2 vaikus, turėsiu gerą mašiną, važiuosiu į atostogas, gerai ten atostogauti visur, ne tik Europoje, bet į tolimas šalis. Ir tuomet supratau, kad žmonės, kuriems 30 metų, jie daro kažką, kas vadinasi darbu, tai supratau, kad ir man reikia prašyti kažką apie savo darbą. Ką tėvai daro, dar tuo metu nesupratau, bet tuo metu Seimo pirmininko pareigas ėjo Vytautas Landsbergis. Ir kai per televizorių jį rodydavo, tai tėvai sakydavo, protingai žmogus šneka, protingas žmogus. O man tą patį mokykloje sakydavo, kai aš kažką šnekėdavau, man sakydavo mokytojai, Vytautai protingai šneki, protingas žmogus esi, tai aš kažkaip sumečiau, kad vardai panašus, mes abudu protingi, tai matyt aš tapsiu Seimo pirmininkas, būdamas 30 metų. Tai ko dabar abejoju, bet visa kita, ką aš rašiau, apie žmoną, vaikus, automobilį, atostogas, aš vis dar to tikiu. Jeigu dabar dar rašyčiau, koks aš būsiu 30 metų, aš dar pridėčiau, kad aš bėgioju ir ne šiaip sau bėgioju, maratonus bėgioju, kad aš skaitau knygas, esu įdomus, turiu kažkokią nuomonę apie politiką, esu puikus mokytojas, pramokau groti fortepijonu, žodžiu, vienoje vietoje mane kartą pakomentavo, kai šitą sakiau, sako, žodžiu, tobulas, ar ne? Ir taip. 30 metų aš noriu būti tobulas. Ir ne vienas aš noriu būti tobulas. Kadangi jūs iš Y kartos, spėju, kad ir jūs norit būti tobuli, nes bent jau tą rodo tyrimas. Bet kas iš to atsitinka? Kai mes norim būti tobuli, kai aš noriu būti tobulas, kai Y karto noriu būti tobuli, kai mes norim pasiekti sėkmės visur, tuomet imti ir daryti kažką vieno pasidaro gana sunku. Jeigu aš noriu, pavyzdžiui, užsimti dabar darbinę veiklą, ir darbinė veikla, kaip taisyklė, jinai užtrunka daug laiko ir rezultatai neaiškus. Ar tikrai tau pavyks pasiekti kažką per tas, tarkim, 2 valandas. Tu bandai kažką daryti, bet tuo pačiu metu nori eit bėgioti, eit skaityti, eit bendrauti su draugais, kur sėkmė bus labiau aiškesnė, labiau pamatuojama. Ir tuomet tu bandai spręsti tą vidinį konfliktą, ką čia dabar padaryti, nes kaip ir turiu dirbti, bet kaip ir nori eit kažką daryti kitą, ir galiausiai tas vidinis konfliktas, jis taip tave užgriaužia, kad tu įsijungi Facebooką, kur užmiršti viską. Tau nebereikia spręsti tos problemos ir tu sakai, pradėsiu rytoj jau užsmigosiu, viskas bus normaliai. Ir antroji Y kartos savybė. Žmonės linkę dalykus atidėlioti. Dėl to, kad nori pasiekti labai daug, bet yra linkę svarbius darbus atidėti kitai dienai. Ir iš tiesų, jeigu pažiūrėtume į skaičius, tai labai aukšti skaičiai, visi prasidedantis 9, kas rodo, kad 9 iš 10 Y kartos žmonių, 90% nori ne tai, kad sėkmės
tik sveikatai, pavyzdžiui. Arba tik stiprią šeimą turėti. Bet nori sėkmės visur, nori būti tobuli. Kas jiems toks didžiulis noras, toks didžiulis sėkmės siekimas, galiausiai jiems lemia tą atidėliojimą, taip pat sukelia ir nerimą. Tai jau mokinių 3/5 kelia savo klausimą, ar aš pakankamai daug pasiekiau dabar tiek, kiek pasiekiau. Jeigu aš noriu būti tobulas, ar aš jau čia pakankamai esu ant savo kelionėje į link tobulumą. Ir ypač šitoj vietoj jautriai reaguoja moteris dėl to nerimo, nes dabar lygios galimybės, lygios teisės. Tai mes iš moterų tikimės, kad moteris turės išsilavinimą, kad moteris bus gražios kaip ir vyrai, kad moteris kaip ir vyrai bus apsiskaitę, kad turės nuomonę apie politinius klausimus, kad bus įdomios, smagios. Tik dar moterims lieka papildoma viena. Irgi atsakomybė, ir tai yra atsakomybė būti ta supermama. Kiekviena moteris nori būti supermama, nori būti tobula mama ir tai moterims kainuoja daug streso. Ką rodė ir tyrimas, 2/3 moterų jau klausė savęs, ar aš pasiekiau pakankamai, ar man pavyks įsitvirtinti. Tai vyrai, būkim švelnus. (1994) man 5 metai ir aš pradedu lankyti lauko tenisą. Po 2 mėnesių nebereikia mušinėti senelę, o reikia bandyti permušti per tinklą, man nepavyksta ir aš metu lauko tenisą. Maždaug po, neatsimenu, bet žodžiu, gan greitai pradėjau paskui lankyti baseiną, po metų mečiau, lankiau krepšinį. Krepšinį lankiau rekordiškai ilgai, tai yra 4 metus, bet galiausiai irgi mečiau, nes pradėjo daryti sunku. Lankiau karate, mečiau, lankiau stalo tenisą, mečiau, bandžiau groti gitarą, domėjausi viešų kalbėjimus, domėjausi filosofiją, universitete bandžiau virti alų, pradėjau bėgioti, lankiau chorą, paskui vėl bandžiau lankyti baseiną, buvau metus įklimpęs gerai į šachmatus. Žodžiu, mano hobiai keičiasi kas metus, kas 2. Ir jeigu kažkoks hobis labai užknisa, kažkas pasidaro nelengva, tai aš paimu jį ir pakeičiu. Ir vėlgi, ne vienas aš toksai. Čia turbūt, ypatingai jeigu darbdavių mes paklausime, arba manau, kad daugelį žmonių paklausime, ką žinot apie Y kartą, tai sakytų, tie, kur keičia darbus. Tai čia tokia kaip vizitinė kortelė. Jei kažkas labai užknisa, jeigu nesiseka, tai mes paimam ir pakeičiam savo veiklą. Tai jeigu pažiūrėtume į skaičius, tai 20%, tai yra kas penktas Y kartos dalyvis teigia, kad savo darbą keis per ateinančius 2 metus. Per ateinančius 5 metus 55%, tai yra 11 iš 20 žada keisti darbą. Tai jeigu aš būčiau mokyklos vadovas, tai įsivaizduočiau, šita dalis po 5 metų žada per 5 metus išeiti, ar ne? Tai manau, kad daugeliu iš jūsų vis tiek anksčiau ir vėliau teks kažkaip vadovauti personalui, tai turėkite omeny. Gera žinia yra ta, kad pasaulinis rodiklis yra dar aukštesnis, tai yra 13 žmonių iš 20 žada keisti darbą per 5 metus. Ir kodėl taip yra? Y karta atvira pokyčiams. Mes matom, jeigu kažkoks darbas už tvoros, už lango yra geresnis, kolektyvas smagesnis, veikla įdomesnė, tai kodėlgi neišbandžius. Ir Y karta tą daro, jie keičia darbus, jie ieško kažko naujo, kažko kito. Tai va, minėdamas tą kitą darbą,
į kurį Y karta nori eiti, specialiai nepaminėjau atlyginimo. Nes neatlyginimas Y kartai yra svarbiausias. Tai dabar grįžtam į 2013 metus ir Vilniaus Valdorfo mokykloje vyksta mokytojų susirinkimas. Žmonės vėluoja, neaišku, kokie klausimai bus svarstomi. Mindaugas šypsosi. Nelabai aišku, kas turi vadovauti susirinkimui. Ir nelabai aišku, kas turi priimti sprendimus. Žodžiu, ateinam, praleidžiam laiką, kažkas vyksta, kažkas nevyksta, bet žmonės išeina pavargę ir nelabai patenkinti. Ir taip jau kartojosi kurį laiką, tai nusprendėm, kad reikia kažkaip keisti, reikia kažkaip bandyti tartis, kaip mes darom tos susirinkimus. Ir mes pradėjom tartis, pirmas susitarimas nevėluojam. Antras susitarimas, išsirinkim vedėją prieš susirinkimą, kad žinotume, kas veda tą susirinkimą. Ir pradėjom ten minėti tos susitarimus, aš pradėjau juos žymėtis ant papirėlio. Tada po susirinkimo suvedžiau viską į kompą, gavosi 4 puslapių dokumentas ten ilgainiui. Ir aš kitam susirinkime atnešu tą 4 puslapių dokumentą redakciją, išdalinu visiems, sakau, žiūrėkim, susitarim, smagu, nuo šiol turėsim gerus susirinkimus, patvirtinti. Ir taip visi skaitos ir kažkas iš mokytojų sako, žiūrėkit, o čia 16 punktas tikrai visiems tinka, mes tikrai taip norim dirbti. Ir aišku, kad kažkam kliuvo tas 16 punktas, tai susirinkau aš tos popierius, grįžau po susirinkimo, truputį patvarkiau, atnešiau pataisytą redakciją, kažkam užkliuvo 13 punktas ir taip galiausiai po 6 mėnesių tokio redagavimo aš atnešiau dar vieną naują redakciją ten su kažkuriais punktais patvarkytais ir pažiūrėjom, ar visiems tinka tokia redakcija. Tyla. Ir kolegijos vedėjas, čia mes vadinam tą susirinkimą savo taip, susirinkimo vedėjas tuo metu sako, okei, gerai, reglamentas patvirtintas, galim judėti prie kito klausimo ir tuo metu aš sakiau, stop. Nes man atrodė, kad aš norėjau lipti ant stalo ir šokti tuo metu, aš labai džiaugiausi, kad mes pagaliau po 6 mėnesių kažką patvirtinom. Sakau, stop, palaukit, žiūrėkit, mes 6 mėnesius dirbom ties šituo dokumentu ir mes pagaliau dėl kažko susitarim. Sakau, gal verta pasidžiaugti, gal pasiplokim savo. Ir mes pasiplojom, bet ką aš iš tiesų norėjau pasakyti, tik neišdrįsau. Aš norėjau pasakyti, kad aš 6 mėnesius prie šito dokumento dirbau. Chebra, gal biškį paplokit man. Ir taip praktiškai kasdieną aš vaikštau mokykloje ir laukiu, kol ant mano tų dokumentų, ant mano veiklų, ant to, ką aš darau, žmonės paspaus like. Man reikia, kad žmonės pastebėtų tai, ką aš darau, kad gerbtų tai, ką aš darau, kad pasakytų, Vytautai, šaunuolis, čia tu įdėjai indėlį į mokyklos gyvenimą ir mums nuo to geriau visiems. Man to reikia ir reikia ne man vienam. Y karta buvo paklausta, kokie dalykai svarbiausi darbe, kokie darbo aspektai yra patys svarbiausi. Ir galėjo rinktis jie iš darbo pagal specialybę, geros karjeros galimybės, lankstus grafikas, aukštas atlyginimas, smagus kolektyvas, stabilus darbas, įdomus darbas, pagarba ir įvertinimas darbe ar savirealizacijos galimybės. Top 3 buvo atlyginimas, stabilumas ir pagarba ir įvertinimas. Tai taip atlyginimas svarbus, aišku, jisai dėl jo mes dirbam. Bet numeris 1 pagarba ir įvertinimas. 74% Y kartos žmonių teigia, kad tai yra labai svarbus darbo aspektas ir tai yra aukščiausią balą surinkęs darbo aspektas iš visų. 90% Y kartos atstovų teigia, kad tai svarbus darbo aspektas, 94% moterų, tai yra 19 iš 20 moterų teigia, kad tai yra svarbus darbo aspektas. Tai kai kelsim atlyginimus,
kai galvosim apie atlyginimų kėlimą, nes anksčiau ir vėliau reikės šitos dalykus mums spręsti, tai galim turėti omeny. Paskutinė istorija, kurią pasakoti būna smagiausia, nes jinai apie mano auklėtinius. Tai įsivaizduokim, kad turime 2014 metus dabar. Maždaug, tai tarkim, prieš metus, vasario 20 diena, jūs ateinate į 8 klasę ir spėju, kad per kokį 10 kartų ar 20 kartų per dieną išgirsite ką nors panašaus kaip kas čia per šūdas? Arba čia ką tiek skaityt, blemba? Žodžiu, mokiniai keikiasi daug. Ir aš pradėjau vadovauti tai klasiai, kai jie buvo 7-okai, dabar jie 9-okai, tai prieš 2 metus. Ir man nelabai rūpėjo, kad jie keikiasi, kažkaip aš taip praleisdavau, negirdom, ten nelabai daug jie ir keikiasi ir galvojau, aš nesuksiu savo galvos. Nieko tokio. Bet tuomet, nes man kažkaip labai ausies nerežė, bet tuomet nuėjom į ekskursiją kažkokią su vaikais ir vaikai keikiasi prie kitų suaugusių ekskursijos vedėjų ir labai piktai mane žiūrėjo tie ekskursijos vedėjai ir man iš tiesų nebuvo malonu, tai supratau, kad gerai reikia kažką daryti su tais keiksmažodžiais ir pradėjau neleisti keikti, sakydavau nesikeik. Kažkas nusikeiks, nesikeik. Aišku, tas neveikia ir supratau, kad tiesiog ant santykio žaisti neišeis man išprašyti vaikų tiesiog santykių remintis, kad nesikeikti. Supratau, kad turiu kažko remtis. Tai pažiūrėjau, kažkas nusikeikęs, skaitau taisyklių punktas numeris 6, kalbą vartojame mandagiai ir taisyklingai, tu negali keiktis. Tada man atšaudavo, o kodėl negalima keiktis, kas čia tokio, šūdas, taigi normalus žodis, visi suaugę vartoja jį. Ir aš buvau suglumęs truputį tą kartą, nes vaikai pasakė teisybę. Iš tiesų suaugę vartoja tą žodį ir tam tikrą prasme jis savo prasmę yra praradęs. Ir tas momentas man kažkaip per jį supratau, kad tiesiog remtis taisykle neišeis. Kad yra parašyta kalba vartojama mandagiai, tai reiškia, kad tu negali keiktis, tai taip tiesiog neveikia. Reiškia, kažką aš turiu nuveikti su tą taisyklę ir aš pradėjau bandyti vaikams aiškinti, kodėl žodis, tą, kurį minėjau jau kelis kartus, yra nemandagus. Ir tuomet taikiau pačią smagiausią keiksmažodžių valymo strategiją, man jinai labiausiai patiko. Tai yra, kai kas nors nusikeikdavo, aš stengdavausi kuo detaliau apibūdinti ir sukurti vaizdinį žmonėms, ką iš tikrųjų jie pasakė. Tai berniukai visai juokdavosi iš to, kai aš tai darydavau, mergaitėms tai žiauriai nepatikdavo. Ir jie sakydavo, kodėl tai darai, nustok tai daryti, fui. Ir aš kaip ir pasakiau savo tikslą, aš jiems tada atgal tą atsakydavau, taigi tu pati taip sakai šitos žodžius, tai nustok keiktis, nes būtent tą tavo žodžiai reiškia. Ir tai truputį pradėjo, tas taisyklių įprasminimas padėjo. Žmonės keikiasi dabar mažiau ir kai valgom prie stalo ir nukrenta šakutė, tai sakyti, o šūdas, žmonės iš tiesų supranta, kodėl taip pasakyti yra nemandagu. Ir tuomet ir ta taisyklė jiems truputį paaiškėjo. Bet iš tiesų žmonės, Y kartos žmonės, į taisyklės, į autoritetus žiūri gana pro pirštus. Ir jeigu tas pražilęs vyrukas būtų žmogus, kuriam virš 50, kaklaraištį ryšintis žmogus, tai yra žmogus tarp 30-50, čia yra visa Y karta, čia yra mokiniai 15-19 metų, tai požiūris ir taisyklės skiriasi. Ir jeigu vieniems taisyklės atrodo labai svarbu, kažkas, kas leidžia mums funkcionuoti kaip bendruomeniai, kaip visuomeniai, leidžia pasiekti norimų tikslų, rezultatų, tai mokiniams, arba tiesiog kuo jaunesniems žmonėms atrodo, kad tiesiog ribojama laisvė. Kam jinai ribojama? Tiesiog žmonės suaugę sugalvojo riboti laisvę, o laisvė tuo metu paauglystėje ir jaunystėje yra didžiulė vertybė ir kažkas ją apriboja, kodėl taip reikia daryti. Ir tai iššaukia tarp kartų konfliktus.
Jeigu vieniems atrodo, kad svarbu, kitiems atrodo, kad nesvarbu, iš to atsiranda nemaži konfliktai. Taigi, Y karta yra žmonės, kurie siekia rimtų rezultatų, iš esmės bando daryti pokytį. Tai yra žmonės, kurie linkę visgi to pokyčio darymą atidėti iki rytojaus. Tai yra žmonės, kurie, jeigu patiria nesėkmes, linkę pakeisti veiklą. Žmonėms, kuriem reikia įvertinimo ir pagarbos. Ir taip pat žmonės, kurie į pirštus žiūri į taisyklės. Tai kitas klausimas, ką daryti su tokiais žmonėm. Ir jeigu žmogus nori daryti didelius pokyčius, nori kažką keisti iš esmės, tai leiskime jam tai daryti. Leiskime jam susikurti kažkokį tikslą arba kelkime jam tikslus, nuo kurių net galva apsisuktų. Ir kelkime iššūkius. Manau, kad mokiniams tai labai tinka tai, ką kalbėsiu, nes kai ruošiausi vadovams, bandžiau įsivaizduoti, ką tai reiškia vadovauti kompanijai, bet vis tiek daugiau mąsčiau apie mokinius. Įsivaizduokit, kad važiuojat mašiną. Ir balsas iš kairės jums liepia važiuoti. Ir jūs važiuojat kilometrą, 2, 3, kantresni 5, bet galiausiai sustojat, nes nežinot, kur važiuojat. Aišku, natūralu. Ir tuomet balsas iš kairės sako, važiuok, ko sustoji, važiuok. Bet jūs klausėt, tai kur man važiuoti? Balsas iš kairės sako, aha, gerai, tau reikia nuorodų, duosim tau nuorodas, važiuok 2 kvartalus tiesiai ir pasuk į kairę. Ir jūs galvot, gerai, gal ten kažką rasiu, važiuoju 2 kvartalus tiesiai, pasuk į kairę, sustoju, tuomet balsas sako, važiuok 3 kvartalus tiesiai ir pasuk į dešinę, ko stovi greičiau. Ir tuo metu jūs iš absurdiškumo išlipat iš mašinos, trenkite durelėm, spiriate į padangą, apspjaunate mašiną ir suprantate, kad neverta prasidėti su tokiu reikalu. Ta patį bandytų padaryti ir mokiniai, bandytų išlipti iš tokios mašinos, aišku, mes jiems neleistume, sakytume, tu dar mažas, tu dar nesupranti, važiuok, daryk 183 pratimą, vakar netlikai namų darbų greičiau. Bet situacija iš principo pasikeistų, jeigu mes važiuodami turėtume tikslą, jeigu mes žinom, kad mes važiuojam į Klaipėdą, į kažkokį super festivalį. Mes patys norėtume paklausti žmonių nuorodų, mes norėtume nuvažiuoti ten, į kur smagu atvažiuoti. Ir dažnas mokinys tikrai jaučiasi važiuodamas už vairo būtent taip, pavažiuok 2 kvartalus į priekį, pasuk į kairę, pavažiuok 2 kvartalus į priekį, pasuk į dešinę. Jis nelabai žino, kur važiuoja, jis tiesiog klauso nurodymų. Tai man atrodo, tas iššūkio sukūrimas mokymui, iššūkio sukūrimas savo, žinojimas tas tikslas, link ko tu važiuoji, link mokinio, kuris geba protauti, kuris geba daryti tinkamas išvadas iš turimų duomenų, kuris yra pilietiškas, kuris yra bendradarbiaujantis. Tai yra mūsų tikslas ir tai įkvepia, ir tai yra priežastis, kodėl mes einam į darbą. Ir jeigu mokinys sugeba susikurti tokį tikslą, sugeba save įsivaizduoti, aš Vytautas, būdamas 12-okas, galėsiu daryti, aš apie matematiką šneku, kad galėsiu tinkamas daryti išvadas iš turimų duomenų. Aš noriu toks būti, aš noriu ten atsidurti. Tai kelkime žmonėms iššūkius. Ką daryti, jeigu žmogus turi iššūkį, bet prieš važiuodamas link jo, jis sako, gerai, čia susitvarkysiu viską, kad jau rytoj tikrai būtų patogu, bet rytoj dar kažkas atsitinka, susitikimai, ten čiuk, dar kelias dienas, galiausiai žiūri, kad žmonės kažkaip nebelabai tave gerbė, nes tu žadėjai važiuoti, bet niekur nevažiuoji. Pačiam savivertė biškį krenta ir galvoji, susigalvosiu kitą savo kelionės tikslą, važiuosiu kažkur kitur. Ką daryti, kad to išvengtume? Tai atsakymas yra, suteikime grįžtamą į ryšį. Kodėl?
įsivaizduokim, jeigu, kad stovim miške ir mūsų tikslas yra pasiekti namus, kur ten laukia mūsų šitą arbata, židinys, bet aš tiksliai nežinau, į kurią pusę yra namai. Ir tuomet, nors ar aš turiu iššūkį ir tikrai noriu nueiti į tos namus, aš nežinau, ar žengti šičia, ar žengti čia, ar žengti atgal, nes aš nežinau, kurioje pusėje namai ir man iš tiesų baisu žengti pirmą žingsnį, aš geriau kažko kitų užsiimsiu, negu eisiu link to savo tikslo, link kurio šiaip noriu nueiti. Kas man padės? GPS-as. Bet kodėl GPS-as padeda? GPS-as mums suteikia grįžtamą į ryšį žiauriai greitą, tobulą grįžtamą į ryšį apie tai, kaip mums sekasi eiti link tikslo. Žengiu žingsnį čia, GPS-as sako, tu eini gerai. Einu toliau. Jeigu žengiu čionai, GPS-as man sako, tu eini ne ten, tau reikia ten. Gerai, aš einu tenai. Tai be abejo, suteikti grįžtamą į ryšį mokiniui arba bet kokiam kitam žmogui, kuris eina link tikslo, yra sunkiau negu būti GPS-u, bet principas veikia ir mes kaip mokytojai tikrai žinom, kad grįžtamasis ryšys, kokybiškas grįžtamasis ryšys yra, man atrodo, antras efektyviausias mokymosi lygį keliančių dalykų, bet ir analogija puikiai. Tu nori eiti link tikslo, tu tikrai nori ten eiti, bet tau baisu, nes tu nežinai, kuri yra ta pusė, kurie mano veiksmai tikrai mane atves link tikslo ir tuomet mes turim galimybę suteikti puikų grįžtamą ryšį žmogui ir pasakyti, taip, tu eini gerai, arba žiūrėk, tavo tikslas iš tiesų yra labiau tenai, eik tenai. Kai žmogus patiki, kad jis gaus grįžtamą ryšį, kad tas grįžtamas ryšys bus tikslus, GPS-as tikrai tiksliai parodys, kur namai, taip žmonės ir imasi daryti pokyčių ir imasi siekti tų tikslų, o ne stovi vietai ir laukia. Ir ką daryti, jeigu žmogus eidamas link tikslo keikiasi ir neklauso nieko taisyklių visokių. Tai kai 7 klasės buvau, čia 2012-2013 metai, viena iš frazių, kurią daugiausiai kartų pakartojau, tai buvo Milda, prašau nemadinti manęs Vycka. Man nepatinka, man tai žeidžia ir, žodžiu, aš aiškindavau žmonėms, kodėl, kai jie į mane kreipiasi Vycka, man tai nepatinka, kodėl mane tai žeidžia, kaip nors ir mūsų santykiai draugiški, mes nesam draugai, aš esu mokytojas, jinai yra mokinė ir tai yra skirtingas dalykas negu draugų, negu draugystė. Tas labai daug laiko užtruko. Panašiai buvo su keiksmažodžiais, panašiai su vėlavimu į pamokas. Taisyklės pačios savaime, tai kad jos parašytos, ne visiems veikia. Bet kai įprasmini, kai paaiškini, kodėl jos egzistuoja, kodėl jos vertingos, kodėl jos mums padeda funkcionuoti kaip klasiai, kaip jos mums padeda eiti link savo tikslų, galiausiai įvyksta pokyčiai. Tai jeigu žmonės keikiasi, vertinga įprasminti taisyklės, įprasminti santykius, įprasminti susitarimus, o ne palikti, kad jie būtų tiesiog parašyti. Taigi, iššūkis, grįžtamasis ryšys ir viso to įprasminimas. Tai dalykai, kurie padeda, tai dalykai, kuriais remiuosi dirbdamas kaip mokytojas, ypatingai dirbdamas kaip klasės vadovas. Ir visgi būna dienų, gerai, čia skaidrės yra, gerai, padarykim kitaip. Būna dienų, kai viskas eina velniop ir neveikia nei iššūkis, nei grįžtamasis ryšys, nei įprasminimas. Ką daryti tada? Ypatingai su labai sunkiais mokiniais. Ką daryti tada? Tai jaučiau tą intuityviai, esu tikras, kad jūs irgi jaučiate tą.
kad pamatinės vertybės, labai gilūs dalykai, jie nepriklauso nuo kartos. Ar tu paimsi senelį, ar tu paimsi mane, ar paimsi tėtį mano, ar paimsi kažkokį tai vaiką. Yra dalykų, kurie bendri visiems žmonėms. Ir tą parodė ir tyrimas. Sveikata, stipri šeima ir geras darbas. Tai yra dalykai, kurie labiausiai koreliavo tarp kartų per visą tą tyrimą. Bet kažkoks klausimas buvom išsiskiria nuomonės, šitas klausimas, kas gyvenime svarbiausia, visi teisingai sako. Nu, neteisingai, bet vienodai. Sveikata, stipri šeima ir geras darbas. Tai tais momentais, kai nebežinai, ką daryti, galima atsiremti šitos dalykus. Žmonės nori būti sveiki, žmonės nori turėti stiprią šeimą, nors ir skyrybų rodikliai yra gana aukšti, bet žmonės nori turėti stiprią šeimą. Žmonės nori turėti gerą darbą. Ir pokalbio pradžiai kažkokiem bendrų taškų atradimui tai padeda. Ačiū uždėmesį.